Labadiena, kanalo Mozerio žinios prenumeratoriai ir svečiai. Šiandien yra 23 metų lapkričio 29 diena, trečiadienis. Ir šioje laidoje, šiame epizode kalbėsime, toliau nagrinėsime administracinių nusižengimų temą. Pirmoje dalyje, kuri viešai buvo publikuota lapkričio 23 dieną, kalbėjome apie administracinio nusižengimo protokolo surašymą. Šiandieną trumpai pristatysiu Jums pagrindinius klausimus susijusius su administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimu. Taigi, po administracinio nusižengimo protokolo surašymo, Jūs kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turite teisę susipažinti su visa administracinio nusižengimo bylos medžiaga. Tam Jūs, jeigu norite šią teisę pasinaudoti, Jūs turite pateikti atitinkamą prašymą policijos įstaigai. Skaitant, susipažįstant su administracinio nusižengimo protokolu, gana dažnai matome, jog į administracinio nusižengimo protokolą yra įtrauktas toks punktas apie administracinį nurodymą. Administracinis nurodymas, kalbant paprastai, tai yra pasiūlymas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui per protokole nurodytą terminą sumokėti pusę minimalios baudos, kuri yra skirtina už atitinkamą administracinį nusižengimą. Ir tuo atveju, jeigu Jūs įvykdote tą administracinį nurodymą, administracinė teisena yra nutraukiama, tai iš esmės reiškia, kad Jūs sutinkate su padarytu pažeidimu, jo nekvestionuojate ir sumokėjus, kaip minėjau, pusę minimalios baudos, kuri yra skirtina už atitinkamą administracinį nusižengimą, administracinio nusižengimo byla yra laikoma baigta. Administracinių nusižengimų kodeksas nustato, jog administracinis nurodymas, nors jis vadinamas nurodymu, bet tai labiau, kaip minėjau, yra panašu į pasiūlymą susimokėti pusę minimalios baudos. Taigi toks administracinis nurodymas į protokolą yra įrašomas tais atvejais, kai už atitinkamą administracinį nusižengimą galima paskirti administracinę nuobaudą neviršija 1500 eurų sumos. Ar vykdyti ar nevykdyti administracinį nurodymą, aišku, atsakyti konkrečiai aš negaliu, nes tai yra labai individualu. Jūs turite patys apsispręsti dėl to, ar toks administracinis nurodymas bus vykdomas. Žinoma, jeigu Jūs patys pripažįstate padarę administracinį nusižengimą, jeigu sutinkate su tuo, kad administracinis nusižengimas buvo padarytas, tai yra patartina tą administracinį nurodymą įvykdyti, nes jo neįvykdžius administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama įprasta tvarka ir administracinio nusižengimo protokole tokiu atveju yra nurodoma konkreti data, kada ir kur bus nagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Taigi, jeigu Jūs nevykdote administracinio nurodymo, jeigu toks į administracinio nusižengimo protokolą yra įrašytas, protokole nurodytą dieną vyksta administracinės bylos nagrinėjimas, kuriame Jūs turite teisę dalyvauti, kadangi administracinio nusižengimo bylos yra nagrinėjamos viešuose posėdžiuose žodinio proceso tvarka. Bet Jūsų teisė dalyvauti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime nereiškia Jūsų pareigos dalyvauti bylos nagrinėjime. Jūs turite teisę pranešti administracinį nusižengimą nagrinėsiančiai įstaigai, jog administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime nedalyvausite,
arba tiesiog nedalyvauti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjime, apie tai iš anksto nepranešus. Dalyvauti ar nedalyvauti bylos nagrinėjime vėlgi reikėtų spręsti atsižvelgiant į konkrečią situaciją, į konkrečias tos bylos aplinkybės. Tai patarimą jums šiuo atveju galėtų duoti profesionalus teisininkas, advokatas ir nepriklausomai nuo to, ar jūs dalyvaujate ar nedalyvaujate bylos nagrinėjime, jūs turite teisę paaiškinimus bylą nagrinėsiančiam pareigūnui pateikti rašytinę formą iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Ar šią teisę pasinaudoti ar nepasinaudoti, vėlgi jums patars profesionalus teisininkas, arba jūs patys nuspręsite savarankiškai, ar tokius paaiškinimus į bylą teikti arba ne. Ir nurodytą dieną išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą, pareigūnas priims vieną iš nutarimų: arba administracinę teiseną nutraukti, jeigu bylą nagrinėjusio pareigūno nuomonė jūsų veikoje nebus nustatyta administracinio nusižengimo sudėties požymių, arba išnagrinėjus bylą pripažinti jūs kaltu padarius administracinį nusižengimą ir paskirti už atitinkamą nusižengimą numatytą sankciją, kuri yra nurodyta atitinkamoje administracinių nusižengimų kodekso specialiojoje teisės normoje. Kuomet jums yra paskiriama administracinė nuobauda nutarimu, nutarimas neįsiteisėja ir jis neįsiteisėja tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą, tai yra per 20 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolų, tai yra nutarimo gavimo dienos, jūs pateiksite skundą teismui. Pateikus skundą teismui, administracinio nusižengimo byloje priimtas nutarimas neįsiteisėja ir toliau jau administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis bendrosios kompetencijos teismas pagal jūsų pateiktą skundą priims sprendimą, ar palikti nutarimą galioti, arba jį panaikins ir grąžins bylą iš naujo nagrinėti institucijai priėmusiai tokį nutarimą, arba panaikins nutarimą ir jūs, sakykime taip, išteisins. Bet kuriuo atveju pirmos instancijos teismo sprendimas taip pat dar nėra galutinis sprendimas, jis galėtų būti skundžiamas apeliacinė tvarka apygardos teismui. Apygardos teismas išnagrinėjęs apeliacinį skundą priims jau galutinį ir neskundžiamą sprendimą po apeliacinės instancijos, tiksliau, teismo priimto sprendimo administracinio nusižengimo byloje. Tas sprendimas, jeigu jisai būtų jums nepalankus, jis privalėtų būti įvykdytas, nors administracinių nusižengimų kodeksas numato dar tokią galimybę, kaip kreipimasis į Lietuvos aukščiausiąjį teismą su prašymu atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, jeigu jūs manote, ir aukščiausiajam teismui, jeigu įrodote, kad nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą tiek institucija, kuri tą bylą nagrinėjo, tiek pirmos instancijos teismas padarė esminius materialinės arba procesinės teisės normų pažeidimus, dėl ko buvo priimtas nepagristas sprendimas. Jeigu aukščiausiasis teismas nusprendžia atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, tokiu atveju yra jūsų prašymas atnaujinti tą bylą nagrinėjamas ir priimamas vienas iš sprendimų arba prašymą atmesti ir palikti galioti žemesnės instancijos teismų priimtus sprendimus, arba jūsų prašymas yra tenkinamas ir yra grąžinama byla nagrinėti nutarimą priėmusiai institucijai, arba jūs esate, sakykime taip, išteisinamas. Tai tokia yra administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo eiga, po to, kai jums yra surašomas administracinio nusižengimo protokolas. Ir, kaip minėjau, tuo atveju, jeigu jūs priimate sprendimą nevykdyti administracinio nurodymo, kuris yra įrašomas į protokolą,
ir kuris turi būti įrašomas tais atvejais, kai administracinių nusižengimų kodekse numatyta maksimali piniginė nuobauda už padarytą nusižengimą neviršija 1500 eurų. Tai tiek trumpai būtų apie administracinius nusižengimus. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo, kviečiu prenumeruoti kanalą Mozerio žinios. Taip pat ypatingai dėkoju tiems, kurie prenumeruojate mano Patreono paskyrą, prisidedate prie mano veiklos tęstinumo ir būdami Patreon paskyros prenumeratoriai, jūs gaunate daugiau nei tik šias trumpas apžvalgas, jūs taip pat turite galimybę konsultuotis, neatlygintinai konsultuotis tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, todėl kviečiu visus pasinaudoti galimybę prenumeruoti mano paskyrą Patreon platformoje, o to kart atsisveikinu ir iki kito karto.